Sveiki, štai dar viena siunta. Aš visada sakau, maždaug keliauja apie mėnesį, ten plius minus kelios dienos, ten 3,5 savaitės ar kažkiek. Nelabai ten keičia iš esmės tą visą reikalą. Taip, čia turėtų būti... Taip, pasakysiu kainą iškart. 4,20 €. Ir turėtų būti toksai power banko dėžutė, bet be baterijų. Žodžiu, pasidaryk pats, do it yourself. Pamatysite to. Įdomus iš tikrųjų sprendimas. Pavyzdžiui, jeigu jums reikia labai didelio power banko, ir taip, pasirodo, aš ne šiek tiek, o visai suklydau, čia parašyta charger, buvau užsisakęs tokį power banką be baterijų, į kurį galima įsidėti savo baterijas. Tai čia ne tas dalykas, čia truputį nuplėšiau, galvojau, kad apsauginė plėvelė, nors gal čia tik yra apsauginė plėvelė, bet viskas veikia, viskas tvarkoja. Va čia, taip, mačiau, kad nematėt jūs, taip. Tiesiog yra 18 voltų, 5 W, man atrodo. Apie 8 € kainavo, mesiu aš jums nuorodą, žodžiu, kai saulės yra, jinai 18 voltų duoda, galite tiesiog prijungti prie tokio kontrolerio, kurį dar gausiu, ir tiesiog krauti, nežinau, akumuliatorių krauti telefoną, nu, įvairiai ten galima ją prijungti. Bet iš tikrųjų, tai susakiau vieną, jeigu ten veiks, galima kelias, ten ją sujungti ir tada naudotis elektros energiją kažkiek. Tai aš aišku, čia nesu kažkoks specialistas, bet sakiau, pabandysiu. Tai va, kaip veikia, gal tiesiog ir jums parodysiu. Va, žodžiu, matote, ten tai yra saulės panelė pritvirtinta. Čia aš laikinai, kad jums parodyti. Čia prilitavau, matosi, nesimato gal. Taip, saulė šviečia, nešviečia, saulė mažai šviečia dabar. Pamatuosim. Žodžiu, saulės nėra, truputį debesis. Ir mes to pasižiūrėsim. Štai, beveik 12, atsirado saulė, 14. Žodžiu, kai saulė tiesiai šviečia, būna 18 voltų. Čia kraunu dabar akumuliatorių, kaip matote.